sugrįžti ir dabar aš tikrai padarysiu, sugrąžinsiu raštus video lapkričio mėnesį, kur aš sakiau šitam komitete ir valdančioje koalicijai. Tai šitie aferistai, kaip aš juos vadinu, iš finansų ministerijos, ir aš leisiu savo juos taip pavadinti, ir sveikatos ministerija, dabar nepykit, nors esam koalicijos partneriai ir gal čia dabar ta koalicija ir subraškės po šito mano pasisakymo. Tai matyt gal ir tegu būna braška ir tegu griūva, nes lapkričio mėnesį jums pasakiau, kas jums leido formuoti tokį PSD rezervą. Jūs puikiai, kolegos, prisimenat mūsų kolegijos partneriai socialdemokratai, aš aiškiai buvau pasakęs, nedaugiau sveikatos draudimo rezervą galite formuoti 10-12%. Komitetas labai puikiai tą irgi prisimena, biuras labai prisimena. Dabar man pasakykit, yra printeris, pasimkit lapus, viceministrė, pareigūnai ir panašiai, užpildykit prašymus ir keliaukit lauk iš savo darbų tada. Aš jums aiškiai buvau pasakęs tada. Ką jūs idiotas mumis laikėte tada? Jūs sakėte, kad viskas bus tvarkoje ir kad įkainis padidėja ir skolų niekam nebus. Aš ištrauksiu dabar visus posėdžius ir šiandieną pas save socialinį rėvį patalpinsiu. Jūs ką čia tyčiatės iš žmonių Lietuvos gyventojų? Mes netaip senai ką tik pritarėm, kad ukrainiečiams čia gyvenančiams kompensuoti visus sveikatos draudimus. O savo Lietuvos gyventojus siunčiam ant 3 raidžių? Apie ką jūs šnekate? Kokie čia jums prioritetai? Kapšiamiesčio poligonas jums prioritetas yra? Kas jums čia prioritetas? Skolintis pinigų, kad dar kažkam patoškyti reikėtų? Minų dar norit pirkti 3 kartus brangiau, negu kad rinkoje galite nusipirkti. Kaip jums čia atrodo? Viskas gerai? Šiandieną sveikatos komiteto žmonėms siunčiam. Mirkite, nes neturim iš ko mes jums apmokėti. Kaip nors patys įsikaskit grabą, nes neturim kaip jums užkasti. O jeigu trūks operacijos, paprašykit vietinę skerdžios, kad jumis įskersų. Šiandienai tokia dabar išgirdot situaciją. 40 milijonų skola, ką jūs darysit su rajoniniam ligoninėm? A vėl gimdys pakelėja ant namų, ant kelių perkritusius? A vėl mirusius žmonės mes tampysimės? Aš tai sveikatos komitete siūlau Liną stabdyti šiandien tą posėdį, daryti rytoj posėdį neeilinį ir kad sveikatos ministerija, finansų ministerija rytoj ateina su sprendimu ir atneša 40 milijonų. Jums aiškiai buvo pasakyta. Aš surasiu visus įrašus. Aš koalicijai labai gerai prisimenu pas premjerę Ingą Ruginienę, mes apie tai šnekėjom. Aš labai gerai prisimenu pas juos Oliko kabinetą penktadienį pavakarę, kai buvo sutarta su 5% gynybos ir mes išėjom iš kabineto, mes kai tik šnekėjom apie sveikatos. Aš labai gerai pamenu, kai Orinta Liputės sėdėjo prieš mane ir sutarėm dėl valstybės draudžiamų asmenų. Tam buvo sutarimas, buvo ir koalicija, mes šį sutarėm, kad jūs turėjai. Dabar jūs man čia aiškinate, atsistoja, kad finansų ministerija neranda kur. Tai gal tas finansų ministerijas ir gučio žalauk, iš kur atkeliavęs jisai yra. Tai jūs esat kas, sveikatos ministerija ar kas jūs esat? Jūs savo sektorius netiesojate. Sveikatos ministerijoje šiandien sveikatos sektorius yra 17%, kiek 16, kiek 5. Man duokit dabar ataskaitą, kuris planuoja sveikatos draudimo rezervą panaudoti. Čia žinokit, čia net bijokas yra. Jūs poligonus keliatės. Dronus perkat, o čia žmonių gyvybės yra. Kaip jūs įsivaizduojat toliau gyvenimą? Nežinau, kaip kiti kolegos, čia aš siūlyčiau stabdyti šiandien klausimą, rytoj daryti neeilinį ir tegu ateina su sprendimu. Tegu čia sėdi finansų ministras, man įdomu, kuris yra. Dar vienas atsirado konversas po Ameriką bėgiojantis ir ieškantis investicijų. Čia šiandien kyla klausimas, kaip mes toliau užtikrinsim gydymo įstaigų funkcionavimą. Jūsų pasakymas, kad gali iš kažkur tai gydymo įstaigos atras pinigų, iš ko? Tai tada ir vardinkit, kad sveikatos ministerija, kur cirkas vyko Klaipėdoje, muzikiniam teatre apdovanojo nusipelnusius medikų dieną, aš tenais buvau. Tai jūs ir pasakykit, kad medikams sumažinama atlyginimą 50%, nes nėra pinigų. Nes valstybė pasirinko prioritetus ne žmogaus gyvybės. Ar jūs suvokit, ką jūs šnekat? Šitie pinigai yra išimtinai sumokėti žmonėms sveikatos draudimą. Aš moku mokesčius tam sveikatos draudimą, tam, kad gaučiau gydymą. O ne kažkoks Darius Mykolas ar dar kažkas į finansų ministeriją man norėtų, kaip mano pinigai turi būti panaudojami. Ir čia jums komiteto pirmininkė yra dabar tą momentas ir patikėkit manim, dabar lobistai taip lobint šitą dalyką ir visus šitas, kad daryti Lietuvoje tik privačias gydymo įstaigas ir daryti tik tai sveikatos draudimą kaip pats žmogus. Va šiandienai, ką pasakė sveikatos ministerijos šičia atstovai, tai jūs sudaužėte 36 metų darytą įdirbį apie valstybinį instituciją. Gerovės Lietuva, ką jūs pas prezidentą veikėt, aš norėčiau nuo šią savaitę nuėję. Kavutės arbatos atsigėrėt? Pakalbėt, kaip čia viskas gražu? Vaikų skyrių neuždarysit? Chirurginius skyrius neuždarysit? Jums čia ką čia linksma visiems atsisėdusiems yra? Aš surasiu kažko, aš jums ištrauksiu visus tos pokalbius. Ir aš parodysiu, ką jūs kalbėt. Hebra, deksit jūs pragariau šitos dalykus. Čia yra žmonių sveikatos. Ir žmonių sumokėti pinigai. Kodėl sodros pinigų jūs neėmat? Sodros pinigų tiek prezidentas, tiek koalicija siūlo didinti pensiją 16-20%. Čia galima. Ir visi rezervą mes paėmėm iš tenais. Šičia negalima. Jūs sugalvot, kas čia vyksta.
Aš nežinau, ką kolegos kiti komiteto nariai galvoja. Tai tikrai darykim pertrauką ir rytoj tegu ateina su sprendimu, tegu baigia tyčytis, esam parlamentinė valstybė, o ne kažkoks nupezęs valdininkas mums gali nurodinėti, ką mes turim daryti. Mes formuojam politiką. Mes mes Seimas priemam įstatymus. Taip mes priemam sugriežtinę fiskalinę drausmę. Taip priemam, kad tikslingai būtų naudojami pinigai. Aš labai gerai prisimenu, ką koalicijoje mes šnekėjom. Aš labai gerai prisimenu dar tą gruodžio 18 ar 17 dieną pas Seimo pirmininką Juozą Oleką, kai šnekėjom, kad gruodžio 23 dieną reikia priimti fiskalinės drausmės įstatymą. Aš labai gerai prisimenu. Savivaldybėm dar papildomai atidavėm 400 milijonų. Papildomai dar skiriam. Šičia, ką mes darom, ir šitie pinigų kur nueis. Taigi rajoninės ligonėm čia bus nupjauta pinigų. Man pateikė dabar staigiai lentelė, kiek rajoninėm ligonėm yra įsiskolinimai. Santraškės dar gal išlaviruos kažkaip, Kauno klinikas išlaviruos. Aš norėčiau, žinok, aš iš finansinės pusės, aš žiūriu, aš nebesityčiu kitų žmonių. Man gėda būti tada koalicija, man gėda būti šiandien Seime. Ar premjerė žino šitos dalykus? Ar prezidentas žino šitus dalykus? Ar čia gerovės Lietuvą ant poligonų kūrėt? Poligonų niekam jau nebereikės, gerbimieji. Kai čia tų žmonių sveikų nebebus, pusė lošių bus. O kai bus loši, kur mes nueisim? Į socialinės apsaugos darbo ministeriją už netiktą nedarbingumą mokėsit. Tai man pasakykit, kas yra šiandien pigiau. Ar netiktą nedarbingumą mokėt, ar šiandien gydyti. Tikrai, nežinau, aš tai siūliau pirmininkę, stabdom šiandien posėdį, darom rytoj, jeigu reikia, einam į plenarinį posėdį, yra ekstremali situacija, prašom, kad Seimas suteiktų mums teisę daryti rytoj komiteto posėdį, rytoj turi būti finansų ministras, sveikatos ministrė, kur šiandien yra?